Kur čia nueisiu vienas dievas, tai žinau. Nu, bet jeigu taip jau ūkiškai, praktiškai pažiūrėjus, sakykime, man įdomu, objektus, kai darau, čia mažai, naujas medžiagos pradėjo mane dominti. Iš plastmasės, iš kažkokių ten tokių visokių kažkokių tai, nes medis jau kažkaip tai ir metalas nelabai. Iš naujų medžiagų kažką tai padaryti, vat jeigu apie objektus reikės. Na, tapybui va tą pačią liniją reiktų turbūt. Turiu naujų sumanimų, siužetų, jeigu galima taip įsireikšti. Vat toliau tęsiu tapybą. Vat. Dabar dirbtuvė pustuštė beveik. Dirbtuvė pustuštė, tai ten dabar smagu eskizuoti, eskizus yra vietos. Vat kol ta paroda bus, išnaudosiu tą laiką, paskui vėl susikraus, vėl apsikrovęs. Nu, taip, žodžiu. Tuo labiau, kaip sakiau, aš pasidariau dailininkas pedagogas, nebe pedagogas, o dailininkas pedagogas. Aš nuo ryto iki vakaro galiu dirbti. Čia, išskyrus 2 dienas, kur reikia į mokyklą, biškį su vaikais pabendrauti, irgi žinot, įdomu. Jau įdomu darosi. Labai noriu Jums pristatyti žinomą, garsų, įdomų Šiaulių miesto menininką Sigitą Prancuitį. Ar kita vertus, ar reikia jį pristatinėti? Man atrodo, kad jį puikiai žino ir Lietuvos meno mylėtojai, ir žinomi kritikai. Kuomet Prancuitis organizuoja savo parodas, daugelis iš jų iš Vilniaus skuba čia, kad dar kartą įsitikintų, koks tai yra įdomus menininkas, kokį gražų, įdomų ir originalų žmogų turi Šiauliai. Na, įsivaizduokite Šiaulius be Sigito Prancuičio, be jo to kreivos šypsenėlės, be jo šmaikščių gudrių akių, be jo ryžos barzdos, be jo bohemiškos aprangos. Juk tiek nedaug menininkų yra likę šiuolaikiniam pasaulyje, tikrų romantikų, kurie tęsia gražiausias Paryžiaus, bohemos, romantizmo, meninio romantizmo tradicijas. Ką tai reiškia? Visų pirma, tai reiškia, kad tu esi idealistas, kad tu tiki menu, kad tu visų savo kūnų, visą savo povyzą, visom savo svajonėm ir savo kasdienybę įtvirtini meninės vertybės. Ta Sigitas ir daro. Nuolat kasdien skuba į savo studiją, džiaugiasi, kad dabar krizė, kad daug laisvo laiko, kad mažai jam darbo ir gali skirti tiek daug dėmesio kūrybai. Bet Sigitas toks buvo visą gyvenimą. Kaip dailės pedagogas, daug metų dirbęs ir ugdęs kelias menininkų kartas, labai įdomi menininkų kartas, paskleidęs jas po pasaulį. Kaip kūrėjas, kaip tapytojas, kaip grafikas, kaip skulptorius pagaliau. Man atrodo, kad Sigitas Prancuitis yra toks universalus menininkas, todėl, kad tai, ką jis mato aplink save, bet kokį daiktą, praslengantį debesį, numestą batą, jisai savo akim, savo vaizduotę gali tai pakelti, visą tai transformuoti į meno kūrinį. Vis dėlto tai yra dovana, tai yra savotiškas Dievo piršto prisilietimas prie pasaulio, kad jisai taptų gražus, kad jisai taptų svajingas. Tai žiūrėkite į Sigito Prancuičio darbus, jo tapybą, vienu metu organišką, linijinę, erotišką, iš kitos pusės konstruktyvę, kažką nuolat statančią, galbūt tas pačias Svajonių pilis. Žiūrėkite į jo skulptūras, kurios surinktos atrodo iš nieko, iš išmestų daiktų, bet suskamba tobulom kompozicijom, ritmais, santykiais, masteliais, faktūrom. Ir tiesiog įgykit drąsos patys, taip pat transformuoti ir keisti pasaulį, kaip tai daro jis.
kadangi aš pats dirbu mokykloje, mokytojų dailė, tai ir prisimenu savo, reiškia, studijas. Tai galiu pasakyti, kad prigimtis yra iš esmės prigimtis. Mokytojas tik tai turi, geras mokytojas turi tik tai atrasti tą viduje, kas pas mokinį yra ir nukreipti. Ir tada, reiškia, atsiskleis tą menininkų būsimojo arba esamojo jau individualybė. Ir tada geras mokytojas. Būna mokytojų, kada pagal save viską reikalauja daryti pagal save, reiškia, turi savo nuomonę labai griežtą ir turi pagal save daryti. Visą šitą dalyką aš pats ant savo kailio patyriau. Ateini pas dėstytoją, kuris yra viena dar gyvas. Reiškia, ateini pas jį ir jis reikalauja pagal save, pavardės neminėsiu, garsus, žymus dailininkas Lietuvos ir pagal save. Jeigu ne pagal jį, jis paima tiesiog tavo darbą. Paima teptuką ir pagal save per tapą. Na ką, tiesiog noriu verkti kitą kartą. Bet aš nieko, aš per naktį paimu vėl iš naujo padarau. Jis ateina, vos plaukus nesirauna paskutinis. Kad iš tavęs, sako, nieko neišeis, sako. Nu, tu nedarai kaip aš. Na gerai, mes kankinomės vienus metus, vadinasi. Paskui pakliuvau pas, jau dabar minėsiu konkrečiai pavardę, kadangi geras kaip dailininkas ir kaip pedagogas. Tai Jonas Švažas tapytojas. Girdėjote. Tai jisai labai, aš vėl pagal savo tokį supratimą, reiškia, dailės, tai jis labai nustebo, o sako, kaip tu neblogai dirbi. Pradedam dirbti šitaip, sako, kaip tu moki. Na ir jis toliau man, reiškia, per tuos metus labai aš stipriai pasistumėjau į priekį, į savo tą stilistiką, tokį supratimą, gali būti darželis, tai čia gero mokytojo pavyzdys. Aš sakau, mokytojas labai daug ką nusprendžia. Bet tais laikais ir dar vienas dalykas yra, reiškia, be to formos dalykų, dar yra ideologija, reiškia, požiūris į tą gyvenimą, irgi labai svarbu. Bet tais laikais 670 metai mūsų neugdė šitą dalyką, šito ne. Mes kiek patys iš savęs naktim kartais susirinkdavom, pašnekėdavom, nebūdavo nei tos meno spaudos. Atsimenu tik tai tiek, kad mes labai smarkiai studijuodavom tokį lenkišką žurnaliukas meno, Pšeglonda artističnai. Ten šiokių tokių naujesnių dalykų iš vakarų ateidavo, nors lenkai irgi ten mėgdžiodavo, bet kažkaip truputį kitoniškai nuo lietuviškos tos mūsų koloristinės mokyklos ir konstruktyvizmas būdavo, ir tokių asambliažų visokių būdavo. O tais laikais nebuvo tiesiog galima. Na, ir tokie dalykai, reiškia, žodžiu, tas ideologinis dalykas visiškai mes žali baigėme. Sugrįšiu truputį atgal 74 metus, aš 74 baigiau. Aš jau žinojau, kad aš taip nedarysiu, kaip institutė, kad darėme, kaip buvo reikalaujama. Ir nedarysiu taip, kaip aplinkui visi daro. Todėl aš sakau, mano sankryža tas pirmasis darbas, arba paskui rytinis natiurmortas, kur buvo, tai buvo visiškai skirtingi, negu tuo momentu vyravo koloristinė, taip vadinama, ekspresionistinė mokykla. Toks vyravo impresionistinis ekspresionizmas. Jis yra ir dabar kai kurie senesnės kartos dirba, žinoma, čia nuo savęs, kaip sakiau, nuo savęs nepabėgsi niekur. Tai mano kitoniškai ir taip daėjau iki nuo sankryžos
nuo pirmos sankryžos iki lanko pozicijos šito darbo, reiškia, tas 35 metai atstumas ir kai vieną ir kitą darbą sulygini, tai gali ir neblogai, kad reiškia, jau teisingai pradėjęs eiti, bet tokių ieškojimo visada menininkai kelyje yra. Pagrindė čia, kaip atvažiavau, tai čia mes buvom tokie 3 ir tie patys dailės mokykloje dirbom. Kaip sakydavo, 3 muškietininkai ar 3 razbainikai, kaip čia visai kaip vadindavo. Dailės mokykloje, tai reiškia, Juknevičius Eduardas, jeigu žinot, Raimondas Trušys, na ir aš. Aš paskutinis atėjau. Pirmi tai Juknevičius su Trušiu. Na tai jie, tai mes ir kūrėm tą tokią bohemą, jie turėjo dirbtuvės Šabakštynę vadinamą. Aš neturėjau, aš paišiau tiesiog bendrabutį savo kambaryje. Na ir toks gan smagus gyvenimas, sakyčiau, tas miestelis mūsų uždaras buvo, jau kažkur ten neišeisi, nepažiūrė, ne tai kai dabar, bet tokiu uždaroj patalpoj. Buvo smagu, neblogai, paskui dar iš Vilniaus laikų aš čia jau, kadangi iš API tame institute dar visi buvo, niekas nebuvo baigęs. Visockas, Tribandis amžinatilsis, dar Šaltis, taip, vienas kitas ir tiek. Taip, o tiesa, Lukuševičius, ten Toleikis dar tie skulptoriai, bet jie žymiai anksčiau, žymiai ankstyvesni, mes jau taip jau į kompaniją neįdavom. Mūsų kompanija, sakau, tie. Pagrindė tai 3 mes buvom. Buvo viską, tu kad čia vis išpasakosi, būdavo. Būdavo tai taip, bet tokių kažkokių tai labai efektingų, vienas kitas būdavo, bet ką čia prieš girsis, prieš viską. Būdavo netgi dailės mokykloje įvairių tokių nuotykių. Būdavo, ne. Tai kad nesu euforija šneku, tai dar nereiškia, kad nieko nebuvo. Buvo, bet tai čia jau taip. Laimingiausiai žinot, kad dabar šie metai. Aš šiais metais galėdavau nuo ryto iki vakaro dirbti kiekvieną dieną, netgi vasarą buvo graži, aš praleidau savo dirbti. Ir aš skaitau, kad čia labai laimingi metai. Kodėl tai buvo? Todėl, kad aš... Matot, mano tas gyvenimas 2 dalis, tas kūrybinis gyvenimas. Į pedagoginį ir grinai į kūrybinį plastinį meną. Tai pradžioj, čia 30 metų, sakykime, 35 metus sąžiningai išdirbau, dalindamas save kaip į pedagogą ir kaip į dailininką. Bet aš paskui pradėjau jausti pedagoginiam darbe rutiną. Nežinot, kas yra rutina. Tai yra rutina priešinga kūrybai. Iš pradžių pedagoginis darbas labai gerai, kūrybiškas toks viskas. O paskui pradėjau jausti, kad aš jau jaučiu rutiną ir kasdieną į tą darbą einu kaip į prievolę. O tai yra labai blogai. Labai blogai ir paskui
nebeteikia energijos, tai nei nieko. Tai vat pasitaikė proga, kad aš susimažinau krūvį ir nusprendžiau grinai ant meno. Grinai meno. Ir vat šiais metais, vat kaip tik tai vat rezultatas, šiais metais kaip tik ir išėjau. Pasidariau dailininkas pedagogas. Anksčiau buvau pedagogas dailininkas, o dabar dailininkas pedagogas. Todėl, kad, kaip čia, man įdomus, reiškias, panašiai kaip muzikui, reiškias, natos tos, melodija, reiškias. Ten muzikui irgi nėra konkrečių daiktų, nieko, klausaisi. Melodijos, ritmai kažkokie, tai taip ir tapyboje galima šitą. Aš taip galvoju, reiškias, muzika kaip ir tapyba, nes pradėsi. Galima ir realiai paišyti, žinoma, sakykime, taip, nori nupaišyti peizažą. Mane asmeniškai tai visiškai netraukia, nes jeigu aš paišysiu peizažą arba portretą, aš vis vieno naudosiu tas pačias priemonės, kaip dabar yra. Kaip dabar abstrakčias priemonės, tai spalva, linija ir taip toliau. Ir, reiškia, žiūrovui, man kaip žiūrovui, jeigu aš žiūrėsiu į peizažą, aš nematysiu to peizažo, aš matysiu tik spalvas, linijas, ta išraiška. O tas man tas siužetas lygiai tas pats. Man nesvarbu tas siužetas. Tai taip sakant, nesvarbu siužetas. Yra dailininkų, kuriems labai svarbu siužetas, jie akcentuoja, ypač šiuolaikiniai dailiai, kai kurie menininkai, nesenai žiūrėjau, anglų dailininkas Fordas, to žymaus psichoanalitiko anūkas, reiškia, labai geras dailininkas, bet jam kaip tik tai visai nesvarbu, sakykime, linijų, ritmai, spalvos, taip toliau. Pas jį gana nuobodu, atrodo realistiškai viskas padaryta, bet kaip gyvai, reiškia, tie žmonės, tie daiktai nupaišyti, reiškia. O man šitaip ne, aš atsijungiu nuo materialių formų, žaidžiu, reiškia, taip, trumpai galima. Sakydavo, o šitą dėl spalvų jūs klausėt, tai savaime ateina, o spalvos savaime ateina. Jeigu ten ritmą, liniją, jau taip kažkaip tai logiškai išmastai, o spalvos tai savaime iš savęs. Čia kažkas prigimtinės dalykai yra. Žinot, atsitiktinumas tai kaip yra. Tai kai užtepi dažą ir staigiai jis tau patinka ir jį palieki. Arba linija, arba kompozicija, ir palieki viskas tvarko. Arba taip, ekspresyviai kažkaip. Galima labai įdomi per tuos atsitiktinumus labai įdomi padaryti. Daug kas šitą naudoja, reiškia. Ir technikų gali palieti, ten patrinti, pašlifuoti, taip toliau. Ir atsitiktinai tiesiog tie dalykai. Mano, kaip matote, aš paprastai darau eskizus darau prieš tai, ne iš karto. Eskizo juoda balta su pieštuku, žinoma, su spalva. Spalvą aš kažkaip jaučiu, man nereikia daryti, bet kompozicija, ritmą tai būtinai su pieštuku.
pasipaišai, nes neišeina. Nu, nes jeigu taip tiesiai paišysi, vėl atsitiktinumai kažkokie, tai paskui prasideda visokie sentimentai, paliekai tos atsitiktinumus, gali gražiau. Ne, nuklysti nuo minties, kad atsitiktinumai tai yra. O čia kaip eskizas, konstruoji, struktūra, viskas taip aišku. Na, o spalva tapant, su spalva gali kartais tas dalykas atsitikti. Galvoju, raudoną padarysiu, koloritą, viskas. Ir staigiai kažkaip tai kitas dalykas išeina. Tad tiek apie atsitiktinumą. Tos atsitiktinumus tai daug dailininkai naudoja, ypač ekspresionizme, kur iš peties tapoma. Tai ten pagrindė remiasi tik atsitiktinumu. Kaip ranka eina, kaip spalva nuteka, nuvarva, kaip atsitaško ta spalva. Nu, čia tai. Aš derinu šitą. Be emocijos nieko nebus, nieko nebus. Kadangi emocija, kai darai emociją, suvedi paveikslą į visumą, tam reikalinga emocija. Jeigu tu emocionaliai nejausi, tu jokiais būdais nesukonstruosi to paveikslą. Bus atsitiktiniai gabalai ir viskas. Bet pradžiai prieš tai reikia vis dėlto proto. Konstruoti, viskas, taip toliau sudėlioti, čia tokia spalva ir paskui galų gale vis viena reikia emocijos. Per žiūrėjimą jausti, čia kažkur duši, kad taip turi būti. Kartais nepasiseka, o čia irgi yra vienas kitas darbas. Nu tai ta emocija mane turbūt pastovi. Čia tai ta dalis tik tai tų trumpų eilėraštukų. Esu parašęs daugiau. Na, įrašų knygutė. Aš rašau ne tam, kad ten kaip rašytojų, kad knygą kažkokią, bet dėl savęs man įdomu. Pradeda rimuoti. Rimuoti, kažkas tai rimuojasi man viduje. Mat, skulptūrose tai čia proto daugiau, sakyčiau, tokia, bet tokio proto biškai kitoniško, negu kad protingas protas. Reikia būti bepročiu truputį. Čia to beprotizmo ieškau, turbūt pastebėjau čia. Na čia aš ne naujokas, čia mene yra tas dalykas, beprotiškas protas. Nu, taip. Čia kažkokiu čia emocijos, čia jau skulptūra labai jau ten su emocijom nelabai, apimties bene reiškia objektas. Čia, taip yra. Nu, ir jos truputį disonuoja turbūt tapyba, nes tapyba daugiau racionalesnė tokia, o čia nėra to racionalumo. Bet tai vis vienu stengiuosi struktūrą suvesti. Ne tai, kad palaida bala, vis viena. Palaida bala, va ten kažkur tai sumest, va iš tos surenki. Iš to šiukšlyno. Šiukšlyno struktūra. Čia tas protas, bet jisai beprotiškas protas. Nesgi nebūna. O taip nebūna gyvenime. Čia yra virš gyvenimo.